Dėkoju. Na, gerbime pretendentė, mes dabar girdėjome, kad 65 metai yra ta riba, po kurios jau jums teks savo darbą apleisti. Ir jūs tokia energinga, ko gero jaunatviška, tą išlaikysite ir staiga jums bus pasakyta, kad laikas baigti, eikite pailsėti. Ar jūs su to sutiksite? O jeigu ne, vakar buvo Seime konferencija, kur apie tai kalbėjome, apie sidabrinę ekonomiką. Dabar valstybė žmonės sensta ir reikia galimai išlaikyti juos darbo vietose. Tai ar nemanote, kad reikėtų pataisų, kad tie žmonės, kurie rūpinosi sveikata, yra energingi, jie gali tęsti savo darbą. Mes negalime jų varyti iš darbo, kai yra jų patirties, išminties, jėgų žydėjime. Vat kaip jūs į tai žiūrite? Ir vakar, kai tai buvo siūloma įstatymus taisyti, kad žmonės, kurie rūpinosi sveikata, yra energingi, savo darbą galėtų tęsti. Vat jūs už tai? Ačiū. Ačiū už klausimą. Sutinku, kad gerėjant apskritai gyvenimui visuomenės ir daugiau žmonių išlaikant sveikatą ir kokybišką gyvenimą, kyla tokie klausimai natūralu. Suprantu ir tai, kad senstant mūsų visuomeniai pensinio amžiaus klausimas yra tas, apie kurį ir jūs diskutuojate. Tikiu, kad ta diskusija gali pasiekti ir teismų įstatymę nustatytą teisėjo įgaliojimų ribą. Tai jau politinės valios klausimas. Asmeniškai dar negalvoju apie išėjimą į pensiją, galvoju apie darbą.